Labą dieną, gerbiami draugai, kolegos. Šiandien pas mus tokia ekstra informacija, kurioje noriu pranešti, kad šiandien, Liepos 22 dieną, laimėta darbo byla dėl atleidimų iš darbo pripažinimo neteisėtų. Aš anksčiau minėjau savo laidose, kad vyksta toks procesas pagal 36 straipsnį 3 dalį. Tai yra neišbandymo laikotarpio metu darbuotojas buvo atleistas iš darbo. Kaip ir minėjau, darbuotojas buvo tikrai sąžiningas ir aš jį asmeniškai pažįstu jau ne pirmus metus, mano narys, ir mes tiesiog tikėjomės tokio sprendimo, aišku, bet labai didžiulis ačiū, kad pasitaikė komisija, tikrai adekvati komisija, pirmininkas labai geras, komisijos nariai buvo irgi labai, kaip sakyti, objektyviai žiūrėjo į tą bylą ir pažymėsiu tą, kad būna, kad komisijos priima ne vienbalsiai, bet šį kartą komisija priėmė sprendimą vienbalsiai. Tenkino ieškovo prašymą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtų. Žinoma, ten buvo dar reikalavimas dėl neturtinės žalos, bet jisai, kaip sakyti, netenkino, bet tokios bylos kategorijoje, tai kada darbuotojas dirbo keletą mėnesių, tai tikrai niekada nieks nepriteis, bet aš principingai tokios pozicijos laikiausi, visada tokį reikalavimą įdedu. Tai dabar ką aš trumpai noriu pasakyti, kolegos, dėl šitos bylos. Ankstesniuose savo įrašuose aš laidose kalbėjau apie darbo sutarties sudarymą ir tą normą dėl išbandymo laikotarpio. Dar kartą noriu visiems pasakyti, kad esant galimybei venkite tokios normos. Jeigu yra kažkoks tai šansas susitarti, kad bent jau sumažinti iki mėnesio kokį nors šitą išbandymo laikotarpį, tai tikrai naudokitės, nes priešingų atveju su tokia tendencija, kad tokias kategorijas laimėti praktiškai neįmanoma. Man asmeniškai tai yra pirma byla, kurią aš laimėjau pilnai, nes buvo vienas tam taikos sutartį turėjau, vienoj byloj ten atleidimą nepripažino, bet ten buvo privatus atsiskaitimas, tai ten neteisybų priteisė, bet čia ne esmė. Esmė tame, kad buvo laimėta pilnai byla ir atleidimo iš darbo pripažinimas buvo pripažintas neteisėtų. Tai šitoj vietoj tikrai, kolegos, jūs turit suprasti, kad jūs per metus galėsit taip 3 ar 4 kartus eiti pas vieną darbdavį, 3 mėnesius padirbėsit, liks porą dienų atleis ir jūs tai visą gyvenimą eisit pas darbdavius ir dirbsit nežinomybei. Tai šitoj vietoj, dar kartą sakau, esant galimybei, tarkitės, kad jisai būtų ar sumažintas, arba jo išvis nebūtų, nes šita norma nėra priverstinė. Kodeksas nenumato, kad turi būti tokia norma būtinoji sąlyga. Nėra tokios sąlygas. Tai jūs galite įsidarbinti išvis be bandomojo laikotarpio. Tai šitoj vietoj, kolegos, tiek. Dabar trumpai noriu pasakyti, kad atskira laida dar bus dėl elektroninio susipažinimo. Aš šiandien tikrai nesiplėsiu, tiesiog noriu pasakyti, kad šitoj byloj irgi daug kas lėmė, kad darbuotojas buvo blogai susipažintas per tą sistemą. Ta sistema, aišku, jisai išvis nebuvo susipažintas, bandė ten sakyti, kad toj sistemai buvo tas kažkoks tai susipažinimas, bet jie neįrodė ir aš jau turiu ne vieną tokią bylą, yra 3 bylos iškart viena įmonėj. Tai toks susipažinimas, jisai labai žalingas, aš ne viešai, bet raštu kreipsiuosi ir mūsų profsąjungos vadovybė, nes šiandien buvo per bylą paminėta, kad čia SDG kūrinys, tokia yra įmonė, kur vertina riziką ir panašiai, tai va ta sistema visa elektroninė sukurta šios įmonės ir kad jinai pripažino, kad turi dar netobulumų, bet čia yra baisybė tokia, kurią mes turim stabdyti. Negali būti tokių visokių sisteminių parašų, kur žmogus užėnė testą išsprendžia ir ten jau pažymėta ta data, kad jisai matė visus dokumentus, jisai su jais susipažino, nors žmogus savo akimis nieko nematė, nieks neapmoko ir panašiai. Tai žiūrėkit, kolegos, šiandien trumpa informacija dėl laimėtos bylos, tai tikrai šiandien labai esu patenkintas ir savo darbu, ir kaip elgėsi pats ieškovas, Baltarusijos pilietis, labai viskas vyko gražiai, atsakinėjo į klausimus, mandagiai, viskas labai buvo gražiai ir dar kartą pasakysiu, kad iš tikrųjų komisija buvo labai patyrusi, labai adekvati ir toks rezultatas ir įvyko, kad byla laimėta.
Tai tada šiandien kolegos taip trumpai, viso gero visiems ir gražios dienos.